vis tiek mes buvom kitoks buvo bendravimas tarpusavio. Daugiau pasitikėjimo buvo, daugiau meilės buvo ir atsakingumo vienas už kito. Aš manau, kad tai buvo labai didelė įtaka, net ne mums, tik tai vaikams, net va taip kaip dabar. Mačiutė sėdė ir pasakoja, būna, kad verkė, kad va taip mes gyvenom, va taip, ten buvo skurdžiai tas gyvenimas. Nebuvo ten to ir to, ko dabar turim, bet buvo geriau, kad mes visi buvom kartu ir mums buvo lengviau tiesiog gyventi. Kodėl lengviau? Tu visada gali kreiptis, jeigu pas tave yra bėda kažkokia, gali kreiptis į kaimyną. O dabar visi kažkur tai išsilakstė ir nėra tokio ryšio stipraus tarp romų, kai buvo anksčiau. Vat, nes esi labai įsisklaidė po visą Vilnių ir taip kitus miestus važiavo, tai kažkaip ir susitik negali, nieko, kontaktų tokio nėra. Pavyzdžiui, būna, kad į mokyklą nenueina, visi tiesiog nuvažiavom į taborą pasivaikščiot. Nu, va šiaip to pasinorim, pamoka taborė. Aš tai, kai nuvariau paskutinį kartą, tai aš bėgte bėgau iki Tarzankės. Bėgte per visą taborą bėgau. Tik nėra to medžio, tiesiog tipo virvė, ant kurios gali važinėti. Vat kai prasivažinėjau, tas vėjelis, tas viskas, ant tiek malonu, neįmanoma. Dabar mes visi išsiskirstėm. Blogas labai jausmas. Nes mes žinom, kad, pavyzdžiui, mūsų vaikai jau nebeaugs taip. Jie nebus tokie draugiški, kaip užaugo mes. Mes visą laiką viskom dalinamės. O dabar ne. Dabar mes visi išsiskiriam ir mes tarpusai labai retai matomės ir bendraujam. Dėl draugystės, o būtent, kad mes buvom labai visi draugiški, arba problema būtų, ar laimė, mes visą laiką buvom visi kartu. Ir kaip vaikai, kaip ir suaugę. Užaugom tarp to, ko mes neturėjom augti. Matėm tą, ką mes neturėjom matyti. Gal dėl to, kad vis tiek keičiasi labai gyvenimas ir tu gali gyventi kitaip. Vaikai, jau mūsų vaikai tikrai gyvens kitaip, bet nebus jau tos draugystės, kokios buvo. Susivienimas, kad mes žinom, kad mes visi esam kartu. Tai daug ką reiškia. Kai tu žinai, kad tu turėsi problemą, tu žinai, pas ką bėgsi. Tu būsi laimingas, tu žinai irgi pas ką bėgsi, arba kažkas tai pas tave atbėgs. Tai daug ką reiškia gyvenime iš tikrųjų. Tai dabar to nėra. Visiškai to nėra. Ir žiūri tai ir mes suprantam, kad mes esam kalti tuo, nes mes nebebendraujam taip kaip anksčiau, nes visi turi savo reikalų, kas dirba, kas turi vaikus, kas negali susitikti, kas Baltuosioj Vokėj, pavyzdžiui, gyvena, Baltoji Vokė, kas dar kažkur tai yra išvykęs ir tai yra problematiška.